Sveiki, brangiai. Grįžau po teismo. Tai noriu tokį komentarą palikti. Įdomus teismas buvo apklausiami nukentėję. Labai įdomu, kad Domas Griškevičius labai verkė, kad jisai patyrė didžiulę moralinę žalą dėl pasisakymų mano prieš Seimo rinkimus apie jį, nors jisai išėjo į antrą turą ir antram turą laimėję Seimo rinkimus. Dirba, kaip sakant, kaip dirbęs, gauda atlyginimą ir jokių problemų neturi gyvenime. Tai nežinau, kaip savo tą nukentėjimą jis įrodys teisme. Toliau kitas nukentėjęs ten kažkokios religinės bendruomenės žydas, kuris pasidalina kažkada mano padarytų video apie žydus, kurie tenais, nieko ten blogo nebuvo pasakyta, bet pats pasidalina video, pats savo Facebooko sienai pasidalina, pats iššaukia kažkokią diskusiją, įdama mane kaltin, kad tas mano pasisakymas buvo antisemitistinis. Nors valstybinės institucijos, kurios tyrė šitą mano pasisakymą, net buvo 2 kartus išklausta, net patikslinimas, nes pirmą kartą neaiškiai ten parašė, tai antrą kartą užklausė ikiteisminio tyrimo ten tyrėjai, tai patvirtino, kad mano pasisakymė nėra jokio antisemitizmo. O va, šitas žmogus ten, nesąmonių prišnekėjo tam teisme, o kai aš paprašiau teismo iš medžiagos bylos paimti tą išvadą pateiktą žurnalistų etikos komisijos, kurie tyria šitos dalykus, visokius tos pasisakymus, tai prokurorui išprieštaravo su teisėja. Ta prasme, tai kaip čia yra? Daugiau, tai aišku, pats teismas, tai teisėja, tai jinai yra, aiškiai matosi, kad jai yra nurodyta bet kokia kaina, kaip čia, ar nežinau, ar ten gal jai daromas kažkoks spaudimas, nežinau, bet jinai yra priešiškai mane nusiteikusi ir neleidžia man nei kalbėti, nei užduoti klausimų, iš vis nieko daryti, tarkim, dėl to advokato. Aš atsisakiau valstybės finansuojamo advokato pirmą, tai kada jį man paskyrė, tai advokatas per visą tą mėnesį su manim net nebandė susisiekti, pasiklausti, kaip ten kas yra. Tai, aš nežinau, kaip man vertinti tokį advokatą. Ne man darbo reikia, jam valstybė mokės pinigus, ne man. Kitas dalykas, čia tokia byla, kur nėra padaryta jokio realaus nusikaltimo, dėl kurio būčiau aš šiaip tai baudžiama kažkokia tenais, nežinau, baisulinė bausmė ar iš vis, nes nėra įvykio padaryta apart antausio broliai suduoto. Įsivaizduojat, dėl antausio mane teisė. Įdomu. Tai, kaip sakant, aš atsisakiau to advokato, nes ten nėra dėl ko tą advokatą turėti. Tai ir pats advokatas, kaip sakant, irgi teisėjai ir prokuroriai pareiškia, kad nėra reikalo čia advokato, jeigu kaltinam, aš nenoriu, nes kaip čia pasakyti, privalomas advokatas skiriamas tada, kada yra sunkus arba labai sunkus nusikaltimas, ko šiuo atveju nėra, arba žmogus serga psichinėm ligom, ko irgi nėra. Tai kadangi advokatas, aš nežinau, kam dirba, ir kokiu tikslu jis buvo man paskirtas būtent tas advokatas, nes tas advokatas yra paskirtas ir kitoj byloj su tais pačiais asmenim, tai, ką aš žinau. Tai žodžiu, tai netgi teisėja tai visgi vėl ignoravo ir ne tik mano, bet ir advokato prašymą. Va. Ir jinai daro, ką nori. Teisėja daro, ką nori.
Iš vis nereaguoji nieką. Tai, žodžiu, jokius prašymus, absoliučiai, kategoriškai. Tai koks čia tas teismas? Nesąmonės kažkokias kalb, ten tos procesus vilkin sąmoningai, nežinau. Tai žodžiu, tai kitą teismą, tai tie ale nukentėję mano brolis dėl antausia, kur net paraudimą nebuvo. Jis gavo dėl to, kad mane įžeidė, mane niekina. Tai aš galvoju, kad galėjau smarkiau duoti, kad būtų bent jau mėlynė. Tai būtų neabidna, kad toks teismas vyksta. Dėl antausia. Tai įdomu, kaip čia viskas baigsis. Tebūnie. O daugiau dėl viso kitų dalykų, tai ten nėra ką teisti, nes nieks neįvyko, nieks nebuvo daryta, nieks žalos nepatyrė, apart aš pati. Va. Aš tik vienintelę žalą patyriau. Man yra jau daugiau negu metai atimti asmens dokumentai, atimtas visas darbo priemonės, uždarytas mano visas veiklos, uždarytas mano visas sąskaitas banko. Va dabar, ir aš dėl tų visų aplinkybių negaliu dirbti, negaliu užsidirbti savo pragyvenimui. Ir, kaip sakant, esu priversta gyventi tėvų namuose su kitu broliu, kuris su kitu, aš du brolius, tai yra, su broliai, kurie, viską daro, kad, šitas teismas man labai blogai baigtųsi. Kad nežinau, gal pasodintų, nežinau, ko čia jie siekia. Žodžiu, kad išvarytų mane iš tėvų namų. Aš mielų noriu šiaip išeičiau, nes nėra dėl ko čia man būti. Bet kur man išeiti, kaip man dirbti, jeigu nieko negaliu daryti, kaip man gyventi. Ir jie to naudojasi. Ir dabar paprašiau prieš kelias dienas žmonių pagalbas, finansiškai, nes man tik tais finansai mane riboja. Ir tas tiesiog pjauna, nes, taip, šiaip tai mano tėvai tikrai nėra kažkokie čia turtingi labai už žmonės. Ten jau pensininkai, turiu kelią, ten ir visa kita, kur man broliai neleidžia dirbti, neleidžia prisidėti, neleidžia, iš vis nieko neleidžia daryti absoliučiai. Kaltina, šmeižia juodai. Ėda tėvus už viską. Mano tėvai kaip tėvai man padeda tiesiog. Ir kiek gali. Nors, ta prasme, stogo virš galvos, ten maistas, ten mašiną kartais duoda, kada reikia. Nors man jos labai daug nereikia, su autobusu aš suvažinėjau be problemų. Žodžiu, tų išlaidų labai daug neturiu. Tokių, bet spaudimas yra nenormalus, brolių eidams nenormalus yra ir jie nesuvokia, kokio aš padėtyje esu. Ir jie to naudojasi, mano tėvus ėda, kaip sakant, psichologiškai, emociškai ir visa kita, man ėda, provokacijas tokias daro, kad kažkoks konfliktas išeitų, kada man kažkokią policiją iškviestų, kada prie tos bylos pridarytų, kad aš kažkokia tokia esu. Tai kiekvienas žmogus yra normalus, kaip sakant, turi ribas, aš irgi turiu kaip žmogus ribas ir aš tiesiog, nebepakeliu to jau metai laikai, tai koks, daugiau negu metai laiko, čia šiaip tai ne metai laiką, nes aš visą savo veiklą sustabdžiau, šiaip tai, čia viskas yra nuo karantino, nuo Šimonytės priimtų sprendimų. Nuo karantino, antrą karantiną, kai įvarė tokias skolas, taip sužlugdė, taip padarė tokios žalos, kad aš tiesiog neapsikenčiau. Aš sustabdžiau toliau visus savo darbus ir tiesiog ėjau į tuos rinkimus, pamatyti, kas čia vyksta, gal kad išgirstų, kokias nesąmonės jie daro. Man tie postai nei šilts, nei viens, nei du, bet kas gavosi, ten nesveiki žmonės, ten skvernelistai, tie konservatoriai, Juknevičienė, tas Kasčiūn, Šimonytė, Baškienė, skvernelis, ten psichiniai ligoniai yra.
visą tą žodžio prasme, taip persekioti žmonės vien dėl to, kad aš atstovauju žmonės, kad aš kalbu apie tuos dalykus, kur dauguma žmonių kalba. Aš esu žmonių pusėje. Tai yra nenormalu. Ir žodžio, ir viskas ant tiek sustabdyta, ant tiek veikia per visą žiniasklaidas, va per TV3, kokias nesąmonės ten jie rašo, netitink realybės, kas vyks teisme. Ta prasme, ten praeitą kartą bent jau 15 minučių normaliai padarė įrašą ir net LRT žurnalistė geriau parašė negu TV3 žinios ar ten LNK. Nu, žodžiu, kažkoks vyksta tiesiog teismas, nevyksta kaip teismas, kažkokia parodija, kažkokie to žydą, kažkokia religinė tapino, kaip jisai vadinas, tapino dešinioji ranka, tapino dešiniosios rankos, tiesiog nurodymai tam teisme. Tiesiog jisai liepia teisėjai ignoruoti tuos, kaip čia, neliepia, o tiesiog prašė, kad ignoruoti ten tuos institucijos, tuos pateiktas išvadas, kad jo nuomonės klausytų. Tai va, tai įdomu bus tai, kadangi ta teisėja nereaguoja į jokius prašymus, nenormaliai elgiasi pati, tai aš pateiksiu prašymą raštišką, nes vat, iš anksto, nes teismo posėdį aš neturiu teisės pagal teisėją teikti prašymus, nors aš turiu teisę tokią. Pagal šitą teisėją aš neturiu teisės. Tai iš anksto tai kreipsiuos į teismo Šiaulių apylinkės, kad nušalintų teisėją. Nes neįmanoma. Neįmanoma. Dabar kitas posėdis bus lapkričio 25. 3 posėdžiai dar numatyti. Tai dabar liudytojais apklausinės. Dabar čia apklausė 3 nukentėjusius, kurie nei vienas nepatyrė jokios žalos. Nei vienas. Visi dirb, viskas visiems gerai, tik aš esu su nukentėjus, atimti daiktai, atimti dokumentai, veiklas uždarytas, sąskaitas uždarytas. Ir žodžiu, dabar bus liudytojai. Dabar patys pirmus, tai mano tėvus apklaus, kur iš vis nieko bendro neturi su šitą bylą. Karočią. Man tai kas, tai gali klausti. Kai užklaus tėvą, kai tėvas atsakys, tai ten maža nepasirodys tai teisėjai. Negaliu, juokinai. Čia kaiminė pavarė ant tėvą, ant mūsų, tai tėvas vos nesukirviu neužmuša per tvorą, tai įsivaizduoju, kas dėsis teisme. Tėvą mano pasikvietus. Pajudinus mano tėvą ar mamą. Tai žiauru. Tikrai užjaučiu. Aš ir užjaučiu teisėją. Ir tuos liudytojus. Tai turi būti mano tėvai, Rima Baškienė, kuri ten irgi figūruoja Šiaulių rajone. Ir kiek mačiau, Kuršėnuose ten jau pasižymėję be eilės asfaltuojama jos gatve, kur žmonės pasipiktina, kur yra gatvės, Kuršėnuose daug seniau laukia to asfalto ir daug yra prastesnės, tai ne, Baškienės kažkodėl gatvę asfaltuoja, įvažiavimus į kiemą. Asfaltuot nuo jos kiemą pradėjo, ne nuo kitų, bet nuo jos kiemą. Žodžiu. Tai apie tai dar pakalbėsiu, papasakosiu. Čia su tom asfaltais pas mus Šiaulių rajone, su tais valstiečiais. Bet įdomu, Baškienė kaip ir išėję, su skvernelistais kaip ir dirb nuo valstiečių, bet ir jinai su valstiečiai, šiaip jinai su visais dirb, tik tais prieš akis meluoja. Tai nereikėtų tokios mums turėti valdžioj. Čia jinai taip pagarsėjusi Šiaulių rajone, ta Baškienė su savo svainė, Jolanta Baškienė Meškuičiuose seniūnė, kad neduok dieve. Niekas jų nenori matyti, bet kaip iškrapštyti, aš tai nežinau. Nes Šiaulių mieste irgi ten yra ryšiai visokie, ten su skverneliu, su pramonininkais, su tais pačiais teismais. Sudėtinga, ką nors padaryti.
sudėtinga, žiauriai. Žodžiu, susidorojimus juos su manim vyksta. Tai nes tik su manim, su visais, kas pasako kokią kritiką jiem. Nu, čia taip yra. Tai va, dabar šiandieną, blemba, o šiandieną, žodžiu, aš čia prieš kelias dienas tą paramą pradėjau rinkti. Tai įsivaizduokit, šiandieną gauna mama iš tos kredito unijos Abitum, kuriai vadovauja Aurimas Lankas, tai kredito unijai Šiauliuose, kur mano mama turi banko sąskaitą. Nu, ne, ten ne bankas, ten yra tiesiog, banko sąskaita, taip. Ten, kaip čia, bankas tenais yra ten. Tai Aurimas Lankas yra Laisvės partijos narys. Jisai kandidatavo Šiaulių mero rinkimuose su Laisvės partija. Ir ką jūs galvojat? Šiandieną mama gauna skambutį, piktą, iš kredito unijos, kaip mes drįstam paramą rinkti man. Ir pareiškė, kad nustoti paramą rinkti arba užblokuos visas sąskaitas su visais pinigais mano tėvam. Kaip jums tai? Kaip jums tai duoda? Tai tokie dalykai vyksta. Nežinau, kaip čia bus toliau. Šiaip tai ačiū labai žmonėm, kurie paremėt, kurie spėjot paremti. Dar iki penktadienio galit remti. Kiek galit. Po to jau man bus uždarytas tas sąskaitas, kiek matom. Tai, žodžiu, iki penktadienio. Va. Nes greičiausiai mama pati uždarys tas sąskaitas ir mes išeisim iš mama išeis iš to, o aš teismo prašysiu, kad man atskirą sąskaitą atblokuotų mano vardu, kad leistų, nes kitaip tai čia bus šakės, visą to žodžio prasme. Taip neįmanoma taip gyventi toliau. Tai ačiū dar kartelį ir iki.